Sveiki, mano vardas Hubertas ir man malonu pristatyti jums Libra Lures prekės ženklo masalus. Šiandien dėmesio centre yra Bass serijas, tai yra masalai, kurie atrodo yra skirti daugiausia žvejybai. Bosas. Tačiau ne. Pasirodė, kad žvejai Lenkijoje ir visoje Europoje labai sėkmingai žvejoja su šiais masalais. Zandarų, lydekų, įspūdingų ešerių, upėtakių ar šlakių. Pažiūrėkime, kaip šie masalai atrodo. Prekės ženklas Libra Lures. Tikriausiai jums asocijuojasi su tokio tipo stiklainiais, kuriuose randate mūsų kirminų pavidalo masalus žvejybai, upėtakiams, ešeriams ar kitoms jūsų vandenyse gyvenančioms žuvims. Tačiau Bass serijoje turime tokius. Štai, didelės pakuotės masalų. Tokioje pakuotėje rasite net 8 mūsų guminius masalus. Dėl to galite efektyviai medžioti. Tikrai įspūdingus plėšrūnus. Apie tai netrukus, bet dabar pereikime prie to, ką dar galite rasti tokioje pakuotėje. Tokioje pakuotėje ne tik rasite mūsų masalus, bet ir informaciją apie tai, iš ko jie pagaminti. Būtent Bass serijos masalai skiriasi medžiaga nuo Trout serijos. Bass serijoje turime specialų mišinį su druskos priedu. Be to, šie masalai yra prisotinti krilio aromatu, kas padidina mūsų efektyvumą prie vandens gaudant plėšrūnus. Dėl to, kad turime net 12 spalvų, galime pritraukti plėšrūnus. Iš tikrųjų, bet kokiamis sąlygomis, nesvarbu, ar mūsų vanduo yra neįtikėtinai skaidrus ar užterštas dėl lietaus. Pažiūrėkite, turime čia būtent tokius ryškius atspalvius. Štai kaip jie atrodo. Tačiau taip pat rasime mūsų masalus, kurie atrodo natūralesnėmis spalvomis, kaip matome šiame pavyzdyje. Pažiūrėkime dabar visus 4 modelius esančius šioje serijoje. Pirmasis iš jų, Fatboy Vaki, yra masalas, kuris tikrai patiks didelių ešerių ir upėtakių žvejams. Ši medžiaga ne tik yra nepaprastai patvari, atspari plėšrūnams, bet ir plūduriuojanti. Dėl to galime naudoti įvairius ginklavimus. Netrukus jums parodysime pagrindinius ir įvairias kombinacijas, kurias galime čia naudoti. Smagu tai, kad čia turime specialų sustorėjimą korpuso viduryje, kas suteikia mums dar daugiau galimybių. Masalo darbe, tiksliau jo ginkluotėje. Čia turiu šį modelį su džigo galvute. Tokiu būdu galime gaudyti ešeris, sterkis, arba, kaip minėjau, didelis upėtakis, šlakius, arba lašišos. Pažiūrėkime, kaip tai veikia vandenyje. Kalbant apie Bass serijos masalus, reikia pripažinti, kad jie yra nepaprastai universalūs. Ką turiu omenyje? Čia turime Crazy Twister Worm, kurį galime vesti tolygiai, o jo uodega atliks darbą už mus. Bet papildomai tokių masalų galime gaudyti iš kritimo. Taip pat galime įvairiai eksperimentuoti su ginkluotės kombinacijomis. Ir čia turiu tokį pavyzdį. Kai mūsų žvejybos vietoje yra daug kliūčių, šie masalai puikiai tinka ant ofsetinių kabliukų. Turime daug, tarkime, kokių nors šakų, toks masalas papildomai dar pasunkintas iš apačios puikiai veiks. Dėl to galėsime žvejoti sunkiausiai pasiekiamose vietose, kur kiti žvejai negalės normaliai vesti masalo. Na, tai tikrai kvepia neblogai. Ir čia, kaip tikriausiai kai kurie jau pastebėjo, masalai iš Bass serijos. Tai yra peraugę vabzdžiai, bet čia turime. Atsakymas dar ir Bass Crazy Twister Tail Worm pavidalu, kuris baigėsi būtent Twister, uodega. Dėl to tokį masalą, net ir su paprasta džigo galvute, galime efektyviai pristatyti palei kokius nors krantus įlankose, kad sugautume didelius lydekas. Arba apie komą.
riebus, pagaliukas, dėvėtas. Trečias pasiūlymas tiems, kurie nori gaudyti didelius ešerius, starkius, upėtakius, šlakius ar lašišas. Šis masalas papildomai turi specialų sustorėjimą. Štai įpjova offsetiniam kabliui. Dėl to šį masalą galime pristatyti įvairiais būdais. Netrukus parodysime jums pagrindinius. Čia turiu masalą su galvute. Nedrit. Dėl to galime jį pastatyti ant dugno, o kadangi turime plaukiojančią medžiagą, šis masalas bus labai lengvai atakuojamas plėšrūnų. Eime pažiūrėti, kaip jis atrodo vandenyje. Bastslimfinėse šiltas. Šis masalas taip pat tinka vertikaliai žvejybos metodikai. Jau minėjau apie suplokštintą uodegėlę. Ir kas svarbu, dėl to, kad suteikiame jam judesį. Su pačiu švelniausiu mūsų meškerės judesiu galime efektyviai gaudyti didelius ešerius ir starkius. Jei sekate mūsų socialinius tinklus, ypač Facebook ir Instagram, tikrai jau matėte. Gražus ešeris sugautas būtent su šiuo modeliu. Įsitikinkite patys, būtinai turite tai išbandyti. Šioje įrangoje verta pridėti apačioje stoperį, kad guma nenuslystų nuo kabliuko. Pažiūrėkime, kaip tai veikia vandenyje. Nėra ko slėpti, beje serijos masalai taip pat puikiai tinka gaudant didelius upėtakius, lašišas ar šlakius. Žinome, kad Lenkijoje sunku sugauti 60 cm upėtakį, bet tai nėra neįmanoma, jei turime būtent tokio tipo masalus. Toks masalas be problemų bus suėstas net 40 cm upėtakio ir mes galėsime ramiai gaudyti būtent selektyvias žuvis. Be to, žinome, kad vis daugiau žvejų vyksta į užsienį ieškoti savo gyvenimo žuvies. Jei norite būti visada pasiruošę sąlygoms, kurios jūsų laukia užsienio išvykose, būtinai turite turėti su savimi BS seriją, nes tai yra atsakymas į tai, kaip gaudyti tikrai. Įspūdingas žuvis. BS serija. Norime visų pirma įtikinti žvejus naudoti šiek tiek didesnius masalus plėšriųjų žuvų gaudymui. Yra toks įsitikinimas, kad norint pagauti ką nors, turime naudoti būtent miniatiūrinius masalus. Tačiau ne. Toks kąsnelis nebus problema 30 cm ešeriui, jau nekalbant apie didesnius. Bet kas svarbu, nebijokime naudoti didesnių masalų, o BS serija yra puikus atsakymas į klausimą, ką daryti, kad pagautume daugiau. Šiandien trumpai pristatėme jums atskirus modelius, kurie egzistuoja, kokios spalvos čia pasirodo, o kituose epizoduose. Tikėkitės, kad aptarsime kiekvieną modelį, kada jį naudoti, kaip jį galima aprūpinti. Viskas bus aptarta išsamiau. Būtinai sekite mūsų paskyras Facebook'e, Instagram'e, YouTube'e ir TikTok'e, kad nepraleistumėte jokių naujienų, kurias jums ruošiame. O jei reikia daugiau informacijos apie mūsų masalus, apsilankykite svetainėje www.libralures.com. Ten rasite dabartinį katalogą su visais mūsų masalais, kurie jau yra prieinami, taip pat tais, kurie netrukus bus parduodami. Iki pasimatymo kitame vaizdo įraše.